Sveiki, gerbimieji. Sveiki. Šiandien netipinė laida. Turiu pašnekovą. Labadiena. 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 Andrius Salmanis, miškininkas inžinierius. Mes kartu mokėmės Žemės ūkio akademijoje. Tai buvo senai. Jau senai. Geriau net neskaičiuoti, kiek metų jau. Bandėm skaičiuoti, bet nusprendėm, kad geriau nebeverta. Metų nusprendėm nepasakot. Taigi, mano kanale tai yra pirmas pašnekovas. Ir šiaip aš neplanavau pašnekovų šitam kanale. Apskritai. Netyčia atsirado. Netyčia atsirado. Ir turėčiau pradėti biškį iš toliau. Mokėmės, studijavom, studentavom. Grupė dėl čia. Tai prasme, čia vat, pirmoji sudėtis, mes esam grupė dėl čia. Andrius pasakė, kariavom. Atėjome į Lietuvos kariuomenę labai anksti, nuo pat pradžių. Taip aš nuo 90 metų jau konkrečiai įsijungiau. Aš nuo 91. Taip. Visa grupė dėl čia apdovanota ta senoji sudėtis sausio 13 atminimo medaliais. Apdovanota mums galbūt kada nors kitą kartą. Šiandien mes kalbėsime apie šiandien. Andrius ką tik grįžo iš Kanados. Taip. Tai aš pakeliu iš Kanados, namo į Akmenę ir pakeliu pro Vilnių sustojau čia. Tai tada klausimas labai paprastas. Ką Andrius Salmanis veikia Kanadoje? Taip. Kanadoje aš dalyvavau post-Rusijos laisvųjų valstybių forume, kuriame dalyvavo jau nuo pačio to forumo susikūrimo pradžios. Tai yra Forum of Free Nations of Post-Russia, jeigu jau originaliai. Susikūrimo pradžia tai yra 22 metų gegužė, praėjęs tik tai porą mėnesių nuo invazijos Rusijos į Ukrainą. Nuo tos full scale. Kaip šitą lietuviškai reiktų sakyti? Pilna invazija. Kaip lietuviai sako? Plataus masto. Plataus masto invazija. Kiti karų vadina. Tai čia aišku, kad karo tik tai fazė aktyvesnė, bet ne pradžia karo. Tai idėjos apie Rusijos nacionalinių kraštų ir Rusijos netgi kai kurių, taip vadinamųjų rusakalbių regionų nepriklausomybė, tos idėjos jau aišku seniai sklando. Sibiras buvo pasiskelbęs nepriklausomą respubliką 1918 metais. Bet ir, sakykime, po 90 metų perestroikos irgi buvo tokios intencijos skelbti nepriklausomybę. Ir Uralo respublika buvo pasiskelbus, tik tai aišku, vyresnės Jelcino, jau nekalba apie Putino valdžią, tą visą dalyką nuslapino. Bet absoliuti dauguma tų kraštų turi kažkokius, kaip sakoma, siekius į nepriklausomybę ar bent jau į autonomiją. Ir jeigu kažkas ginčia, kad ten nėra tokių didelių aspiracijų, tai aš sakau, kad jos yra, tik dabar ten viskas taip užspausta, kad net visi supranta, net cypti negali, bet kažkada tais laikas ten atsilaisvins visi tie dalykai. Tai forumas būtent ir susikūrė šitas laisvųjų post-Rusijos valstybių forumas, kaip po, sakykime, net ne organizacija, bet tiesiog vieta, galimybė susitikti visiems šitiems žmonėms, kuriems yra įdomus Rusijos regionų nepriklausomybės idėjos, jiems bendrauti, skelbti dokumentus ir kažkokią tai veiklą organizuoti. Ir tas forumas jau labai aktyviai vyksta, tai jau nuo 22 metų gegužės, kaip nemėgstu kvailo karčiavimo, nuo 22 metų gegužės, iki dabar jau 13 forumų įvyko, įsivaizduoju, ir dabartinis prieš kelias dienas tik tai įvykęs Kanadoje, Otavoje, Kanados parlamente. Ir, iš šito forumo ir grįžtu. Gerai, bet aš esu paprastas kareivis. Taip. Ne visai paprastas. Ne visai paprastas, bet kai aš kažką dėlioju, sakau, kiekvienas veiksmas turi priežastį ir tikslą. Dėl ko ir kodėl. Aš paruošiau dėl čia. Dainininkai, paminėjau sausio 13 atminimo medalius. Kiečiausia mūsų daina buvo 13 bokalų. Taip. Vis dar yra, 1 bokalas, 2 bokalai, iki 13 yra te. Bet ką nori išprovokuoti? Parodyk, kas čia parašyta. Make Russia small again. Make Russia small again. Kadangi
priežastis. Čia yra žemėlapis, kokia buvo Maskovija 1462 metais. Tai buvo praktiškai dabartinė Maskvos sritis, tai kažkur tiek ir užtenka. Pagal mane ir tiek net nebūtina, bet bent jau tiek. Tai visa šito forumo idėja yra štai čia. Taip. Tai prasme, padaryti ją mažą. Arba padaryti, kad iš vis neliktų. Kaip pavyks. Jo, bet esmė tame, kad nebūtų tos grėsmės, kuri yra. Taip. Ir jeigu kažkas sako, kad yra neįmanoma, kad kažkada susikurtų Maskvos Respublika, taip pavadinkim, atrodo kaip utopija. Tai paimkim tokią Austrijos-Vengrijos imperiją, kuri buvo galinga iki pat Adrijos jūros ir panašiai. Ir kokia dabar Austrija? Ar tada kas nors galėjo pagalvoti, kad bus tokia mažytė Austrijos Respublika? Irgi būtų sakę čia kažkokias nesąmonės. Tai tokiu atveju galima daug atrasti. Ir jeigu kažkas vadina kažką utopijomis, tai kartais galbūt kažkas ir utopija, kartais visai nebūtinai. Apie Lietuvos nepriklausomybę irgi daug kas kalbėjo, kad čia yra utopijos, fantazijos, jūs čia net nevarkit. O žiūrėkit, turim nepriklausomą valstybę. Ir tokiu atveju istorijoje gali daug atrasti. Tai čia viskas priklauso nuo siekio, nuo troškimo. Pradžioje buvo žodis, o toliau jau veiksmas. Pradėkim nuo žodžio. Kaip sakant, tol, kol nėra idėjos, nėra ir veiksmo. Pacituosiu, neprisimenu kažkoks Japonas, maždaug vizija be veiksmo yra svajonė, veiksmas be vizijos yra košmaras. Taip. Tai aplinkybės. Jūs paminėjote, pavyzdžiui, tą Austrijos. Po pirmo pasaulinio karo subirėjo visos imperijos. Austrų, Osmanų, Vokiečių, Rusų, visai, nes karas... Dar Britų išliko. Britų išliko, bet... Atidėta buvo iki kito karo. Ja, bet, Britai yra kitokie žaidėjai. Jie strategai by default. Ta prasme, jie keičia pavadinimus, keičia sąlygas. Ko nedaro Rusai? Ta prasme, pas juos imperinis mąstymas yra tas senas klasikinis. Pas juos imperijos mąstymas yra įaugęs iki kaulo smegenų ir tą imperinį mąstymą, sakykime, tebūnė tas imperinis mąstymas, jeigu jis mums netrukdo. Bet jis mums trukdo. Vadinasi, mes turim padaryti taip, kad to imperinio mąstymo nebeliktų. O kaip tai padaryti, aišku, labai sunku, neįmanoma. Tarkim, Vokietija buvo okupuota, padaryta 4 zonas, ten vyko denacifikacija. Ir tai, kiek metų vyko ir kaip jinai sunkiai vyko, ir niekas negali sakyti, kad jie iki galo pavyko. Ten dar yra visokių reiškinių. Tai kalbėti apie būsimą Rusijos denacifikaciją, kuri tikrai turės įvykti. Bet be okupacijos, be programos tikslingos, tai kaip ir neįmanoma praktiškai, aš neįsivaizduoju, bet kažkaip tą reikės padaryti. Neišvengiamai. Nes kitai bus blogai. Kalbant bus blogai. Paprognozuokim. Sakai, bus blogai. Blogai kam ir blogai kaip bus, jeigu nebus Rusija tokia, kaip sakai, smagiai. Rusija, kaip ir kiekviena klasikinė imperija, jinai nieko nesiskiria nuo kitų imperijų. Aišku, turi kažkiek skirtumų, tai yra kontinentinė imperija, tai yra imperija su keliais kartais atgimimo, bet iš esmės ypatingai kažko nesiskiria. Imperija gyvoja tol, kai plečiasi. Kai imperija nustoja plėsis, tada jinai jau nebegyvoja, pradeda mažėti. Rusija kaip klasikinė imperija irgi siekia plėsti, žodžiu, revanšas, užimti Ukrainą, kitas žemės, tai bus blogai savaime aišku, kadangi Rusija plėsis ir stengsis užimti galbūt ir mus, ir kitus dalykas, kaip pavyks, bet vien tas stengimasis jau nieko gero, taigi reikia padaryti, kad jos nebeliktų, viskas paprasta. Nes čia nėra tokio varianto, kad mes sutarsim, mes nesutarsim. Čia yra 2 variantai, arba mes, arba mūsų. Trečio varianto nėra. Tai kokį rinkėsi? Vienu žodžiu, atsakymas aiškus. Jeigu imperija, tai kolonija. Viskas. Taip. Nėra imperijos, nėra kolonijos. Tai savaime suprantama. Aš taip sakyčiau, čia būtų ta klasikinė logika. Taip. Ir jau minėjai, čia 13 forumas buvo. Jau 13, iš tikrųjų, gana intensyviai vyksta visa šita veikla. Tai, o dabar apie tuos forumus. Jeigu 13 vyksta Otavoje, tai geografiškai tie forumai... Geografiškai jie apima, dabar galime sakyti, beveik visą pasaulį. Aišku, dar nebuvo Lotynų Amerika, dar nebuvo Afrika. Galbūt bus, bet, sakykime, kažkas gali juoktis, bet labai gali būti, kad ir tenai koks forumas atsiras. Kai kas kritikuoja, išvažinėjotės po visą pasaulį, sakykime, aš tikrai ne visuose forumuose buvau, nes ir finansinės galimybės yra riboto šito forumo, bet, dabar pasisekė, sakykime, finansavo tą kelionę, o 4 online dalyvauja, tai, čia galų galia nesmė.
bet esmė, kad forumas dalyvautų kiek įmanoma platesnėje geografijoje, kad šitą idėją išplatinti kuo plačiau. Jis buvo ir Japonijos parlamente, buvo Jungtinės valstijos parlamente, bet irgi, kaip sakome, jau ten žinia išnešta Kanados parlamente. Taigi Rusijos regionalizmo, mes taip vadiname. Kiti gali sakyti Rusijos suskaldymą, galima ir taip vadinti, whatever. Idėja, aišku, apie ją visame pasaulyje daugiau mažiau žino, bet kuo labiau platinsi, kuo daugiau kalbėsi, tuo tikrai bus geriau. Na, kaip ir bet kokia kita idėja. Tai, biškai, verčiu lietuvių kalbą, jūs formuojate pasaulio viešąją nuomonę Taip. Į tai, kaip turi atrodyti Rusija, kuri nekeltų grėsmės pasauliui. Taip, formuojama, aišku, pagal savo galimybės. Jeigu realiai mąstant, tai, sakykime, tas formavimo galimybės, jeigu būtų didesnis, būtų labai gerai, bet kiek turime galimybę, tai formuojame. Bet forumo veikloje dalyvauja labai daug organizacijų, labai daug aktyvistų veikėjų iš visų post-Rusijos, aš jau vadinu post-Rusijos regioną. Savaime suprantama, jie Rusijos teritorijoje dabar negyvena, visi yra migravę, tai čia, apie tai kaip sakoma, čia viskas savaime suprantama. Ir jie tikrai platina šitą idėją, nes visi žmonės susivienijo forumą vienimi vienos idėjos, tai čia kaip ir savaime suprantama. Ir galiu sakyti, kad jeigu dar prieš porą metų idėjos apie tai, kad Rusijos teritorijas yra naujos valstybės, apie tai buvo kažkada anksčiau kalbama, bet tai buvo atvirai kalbant kaip ir marginali idėja. Tai jau prieš pusę metų, gal net anksčiau prieš metus, bet prieš pusę metų jau pradėjo daug kas kalbėti. Ir politikai, ir įvairūs, kaip sakoma, veikėjai, ir šitos idėjos vis labiau populiarėja. Ir plinta, ir nebūtinai vien tik dėl mūsų formų veiklos, bet iš dalies ir dėl to. O iš tikrųjų dėl to, kad tiesiog atėjo istorinis laikas pribrendo ir viskas, žmonės apie tai kalba ir galų galia tai bus realizuota. Kitas klausimas, kada ir kokią kainą. Bet kad Rusija subirės, tai čia nei 1% nėra abejonės, bet kokią kainą ir kada, čia yra klausimas. Vienas iš klausimų, kuris tikrai iškils byrant Rusijai, bus brandulinių ginklų klausimas. Jo, čia vienas didžiausių problemų. Mes esame paskelbę deklaraciją, kad Rusija visa turi būti denuklearizuota. Vienas dalykas paskelbti deklaraciją kažkokiem visuomenininkam. Kitas dalykas, kad vakarų vyriausybės jau dabar turi pradėti ruošti planą Rusijos denuklearizacijos. Aš tikiu, kad jį ruošia, jeigu neruošia, tai būtų labai keista, aš būčiau labai nusivylęs, bet neatmetu ir tokios galimybės, kad neruošiamas toks planas. Kalbant su Rusijos regiono atstovais, kurie galbūt kai kas iš jų ateityje taps būsimų valstybių valdžios atstovais. Nebūtinai, bet kai kas tikrai taps. Tai visokių nuomonė pasigirs. Tai viena, kad ne, mes netuotat su branduoliniu ginklu, mes juos pasiliksim, ta prasme, mums bus garantija, galbūt iškeisime kažką, sakau, hebra. Čia labai keistos kalbas. Galima suprasti, bet iš kitos pusės turėtų būti bendra politika ir bendras nusistatymas, kad visą tą teritoriją denuklearizuojam. Aišku, galima pasirinkti variantus, kad pilna kontrolė, sakykime, NATO arba dar geriau Jungtinės valstijos kontroliuoja visiškai dabartinį Rusijos arsenalą, galbūt sumažinti, nes reikia net mesti grėsmės iš kitų pasaulio regionų, kad, sakykime, šitą visą milžinišką teritoriją paliekam tuščią. Bet jau geriau palikti tuščią be branduolinių ginklų, negu kaip dabar, žinai, kelia pavojų visam pasauliui. Tai čia ne mūsų formas, čia jau pasaulio vyriausybės, kuri priima sprendimus, turėtų ruoštis tam dalykui. Nebūtinai juos deklaruoti, nebūtinai skelbti, bet ruoštis tikrai reikia. Bet čia problema. Čia problema dar ir kita. Nes kai mes kalbame apie, gerai, Rusija suskaldyta, gerai, Rusija be branduolinio ginklo, čia klausimas, kaip čia reikės ir... Aš turiu vieną variantą. Bet prie to varianto tai grįšim. Ar neatrodo, kad mes sudarysim palankės sąlygas Kinijai plėstis, kai taip smarkiai susilpninsim Rusiją? Čia kaip geopolitikas geopolitikoje. Aš supratau. Savaime suprantama sudarysim. Bet šią dieną Rusija kelia žymiai didesnį grėsmę negu Kinija. Kinija, ji nors yra imperija, bet ne imperialistinė imperija, nes ji nėra linkusi plėstis teritoriškai. Ji kiek užėmė žemės, tiek jau užtenka jau šiai dienai. Galbūt atsiradus palankiom aplinkybėm ir kažką prisijungtų, kodėlgi ne, bet kad taip labai jau siektų, kaip Rusija turėtų, sakykime, ten kažką nori atsijimtis, Taivanas, aišku, čia kitas dalykas, jie jau įsivaizduoja, kad jų dalis, galbūt ten tą prie Vladivostoko žemę, kurią 19 amžiaus pabaigoje Rusai
prisijungi prie savęs, tai gal tą norėtų atsimti, aš nežinau. Aš nieko prieš, tai atsiminėjai. Bet kas, sakykime, jau ten, ekonominė ekspansija ir dabar vyksta. Bet teritorinė ekspansija, nebent tas rados labai palankiam aplinkybėm, bet Kinija yra adekvatesnė valstybė, nors kiti galbūt gali ginčytis, bet labiau neadekvačios už Rusiją dabar neįmanoma surasti. Ir didesnės grėsmės negalima. Kitas dalykas, kad galima Kinijos įtaką neutralizuoti, plečiant ES ir Šiaurės Amerikos įtaką į tas visas zonas. Ir Japonijos išdarė, sakykime, kad neliktų tuščia teritorija be įtakos. Toks variantas irgi svarstytinas. Tiesiu jūsų mintį, kad ES iki Uralo, o Jungtinės valstijos, Kanada ir Japonija iki Uralo iš kitos pusės. Jūs tą siūlote? Tarkim taip. Tai aišku, nereiškia teritorinės ekspansijos, kaip kažkas gali primityviai suprasti, čia tiesiog įtakos zonos. Galbūt įsikurs, sakykime, ES įsiplės iki Uralo, nors aš nieko prieš būčiau, kad jinai įsiplės iki Ramiojo vandenyno, bet tada jau gal nebe ES turėtų vadintis. Ir Europoje dabar bijo ten kokią menkutę, sakykime, Albaniją prijungti, ką jau kalbėti apie tas visas žemės, tai čia, galbūt naujas sąjungas reikės kurti, bet, sakykime, Šiaurės Amerika su Japonija, dar su Australija tikrai galėtų kažkokią ten Commonwealth bendruomenę, šitą bendriją įkurti, nežinau. Bet palikti šitą milžinišką teritoriją vien tik Kinijos įtakai, tikrai to nereikėtų daryti. Čia atsiprašau, pertrauksiu, sąjungos pavadinimas neturėtų apriboti strateginės naudos visiems žaidėjams. Pavadinimas nieko nereiškia, aš galiu pripilti degtinės į pieno butelį ir tai netaps pienu. Netaps. Aš galbūt kai ką pavyks įtikinti. Bet kalbant apie tai, sakykime, dabar gal norėčiau vis tiek jau vynioti į tokią lengvą pabaigą, nes nenorėčiau viršyti 20 minučių pokalbio. Ar tiesa, kad jūsų organizacija Putinas paskelbė teroristinė? Tiesa, ir tai vyko visai neseniai, lapkričio 22. Anksčiau irgi buvo paskelbta teroristinė ir nepageidaujama, ten yra tokie terminai. Bet vakar dar ir Rusijos generalinė prokuratūra pripažino teroristinę organizaciją mūsų forumą. Ir jie rašo, kad forume yra, dabar aš nesimenu, kiek ten reiktų pažiūrėti, gal 117 padalinių. Tai žodžiu, daugiau negu Mossadė, daugiau negu Amerikos spec tarnybos ir tai mes patys nustebę. Aišku, turėtų omenyje, sakykime, Ingermanlandijos nepriklausomybės judėjimas, Sibiro konfederacija, Tatarstano Baškirijos ir visi kiti judėjimai, bet ir tai nesudaro 117. Tai kažkas iš mūsų tokią mintį pasakė labai gerą, sako, reikia parašyti Rusijos generalinę prokuratūrą, kad jie duotų sąrašą, nes mes visų nežinom. Jie daugiau žino už mus. Jo, vakar dar sėki generalinė prokuratūra pripažino teroristinę organizaciją, taigi mums tai yra garbė vertinimas, pripažinimas, jie labai kvailai elgiasi. Geriausias veiksmas būtų iš jų pusės iš vis ignoruoti, bet jie to nesugeba, jam taip skauda mūsų veikla tai ir baisu, man atrodo, už tai čia puola pripažinėti visokiom teroristiniam organizacijom, tuo darydami mums didžiulį reklamą, dėl ko ir labai smagu ir dėkojamės jiem. Jūs paminėjote 117 subjektų. Galbūt, aš dabar nesimenu, bet tam generalinės prokuratūros sąrašą jie nepatikė, tiesiog parašėt skaičiai ir mes labai dabar norim gauti tą sąrašą. Ar tai reiškia, kad ta small gain, dabartinė Rusija skyla į 117 dalių? Tai čia gali skilti, nežinau kiek dalių, mes nežinom, gali skilti kelias, gali skilti 14, gali skilti keliasdešimt. Aišku, tokius dalykus reikia kontroliuoti ir programuoti, bet iš tikrųjų niekas nežino. Galbūt tik tai kai kurios nacionalinės dalės skils ten kažkoks gabalas paliks, bet norėtųsi, kad labai didelio gabalo nebūtų. Pagal mane tai iš vis geriau to pavadinimo Rusijai, kad neliktų. Liktų ten Zalesija vietoj Maskvos ir panašiai, o tokios kaip Rusijos neliks. Nors yra daugybė Rusijos taip vadinamosios liberaliosios opozicijos, kurią čia daug kas kritikuoja ir aš taip pat, kad jie labai nenori to suskaldymą, savo valstybės suskaldymą niekas nenori, bet iš kitos pusės, jeigu to valstybė kelia pavojų visam pasauliui, jeigu jinai yra neadekvati ir nenusipelno egzistuoti, viskas, pasibaigė Rusijos egzistavimas,
Užtenka, kiek galima. Viskas turi pabaigą. Jeigu atsuktume filmuką atgal, truputėlį atgal. Po 1917 metų revoliucijos, kai bolševikai atėjo į valdžią, tai Sovietų sąjunga nesusikūrė iš karto. Tai buvo sovietinė Rusija. Pradžia taip. Iš pradžių buvo sovietinė Rusija, paskui... Bet jie iš karto pradėjo ekspansiją. Bet jie iš karto pradėjo ekspansiją. Atkurti imperiją ir dar išplėtė toliau į visą rytų Europą, į Afriką, kiek jau sugebėjo ten lysti. Tai tas Trockio, man atrodo, ta protracted revolution, revoliucijos eksportas, tai jų pirmasis planas buvo iki Gibraltaro, atrodo, o paskui ten buvo kitkas. Tai ačiū mums, lietuviams, ačiū Lenkams ties Varšuva. Taip. Nes tas maras jisai galėjo pasklisti ir, vis tiek, mes kalbame apie imperiją, tai sakykime, matosi toks dalykas, kad yra norai ir yra galios. Tai jeigu bus galios, tai bus ir norai. Tai jūs su šituo norite tiesiog pasakyti, kad galios nebūtų. Tiesiog, kad jie negalėtų to padaryti. Jie negalėtų to padaryti dėl elementos priežasties. Priežastis yra ta, kad jų iš vis nebebus. Tiesą sakant, labai nemažai vaikinų, čiuvašų, baškyrų, you name it, šiandien miršta Ukrainoje už Rusijos imperinius interesus. Taip. Ne už savo. Ne už savo. Bet jie turi ginklus, jie yra organizuoti jėga, jie gali grįžti į savo kraštą ir padaryti nepriklausomą. Trūksta tik tiek, kad kažkas jiems tai išaiškintų ir suorganizuotų. Mes kol kas dėja tokių gali neturim, bet aš tikiu, kad tai jau visi nori, kad tai žymiai anksčiau būtų įvykę, bet kol kas dar neįvyko, bet tikrai vyks. Vienaip ar kitaip, galbūt ne taip, kaip norime, gal ne iki galo, gal bus, sakykime, ten rezultatai visiškai netokie ir susikurs visiškai negražios valstybės, bet bent jau būtų labai gerai, kad jos neturėtų branduolinį ginklų ir nekeltų grėsmės aplinkiniam pasauliu. Viduje tegu daro, ką nori. Aišku, geriau, kad tai būtų normalios ir pusiau normalios valstybės. Po to, kai praeis visą tą reparacijų ir atgailos procesą, aš labai norėčiau, ne tik aš visi, tai būtų kaip ir natūralu. Ir po to, po keliasdešimt metų, galbūt ten kažkas pusiau normalaus susiformuos, nes jeigu noras uždaryti Rusiją didžiulę tvorą ir kad jie ten tegu daro viduje, ką nori, tai yra negeras noras, nes ką jie darys? Jie gaminsis naujus ginklus, naujas bombas ir išlys iš tos tvoros vėl. Tad, kad reikia normalizuoti kažkaip. Pramonė tenai vis tiek yra, niekur nedingsi. Dabar vėlgi, buvo paminėtas žodis reparacijos. Jeigu Rusijos nelieka, tai aš gaudau dabar loginės spragos, jeigu Rusijos nelieka, tai reparacijų niekas nemoka, teisingai. Klausimas, kas dalyvavo kare? Jeigu nebėra tos valstybės, bet kare kažkas dalyvavo, tai yra žmonės. Žmonės vis tiek dalyvavo iš visų Rusijos regionų. Taigi reparacijos proporcingai padalinamos tarp tų valstybių, nors aišku... Aš manau, kad jie nesutiks. Tai aš jau tą dabar girdžiu, bet sakykime... Ir aš nesutikčiau. Čia ne aš norėjau, čia jis norėjo, jis kaltas. Kremlius, tegu jisai ir moka. Bet tai būtų logiška. Ir aš manau, netgi būtų logiška, kad atėjus laikai ir Lietuva kažkada pagalvotų apie reparacijas Afganistano, tarkim, kai nebeliks ten Talibano, nes ir mūsų kariai ten dalyvavo. Ne savanoriškai, ne savo norų, lygiai taip kaip ir jie dabar šitam kariai nesavanoriškai dalyvauja, kai kas savanoriškai, kai kas ne. Čia, aišku, labai tokie slidus dalykai ir svarstyti. Žinok, šitą dalį aš ko gero norėčiau iškirpti, nes aš pats Afganistane buvau. Nieko aš nemokėsiu, aš darbą dirbau už tai. Ne, aš turėjau omeny sovietinę okupaciją. Sovietinė, taip, atsiprašau. Kai tada mūsų vaikinai kariavo ir ne vieną savo norą ten nevažiavo, bet čia aišku svarstytina, čia slidus dalykas, bet kažkaip reikia tą reparacijų klausimus tiek reikia spręsti. Ir aš manau, kad niekas neturi teisės įsisukti, kad mes jo neberusim, nes nemokėsim. Ne. Amžinatilsį Zigmas Stankus yra knygą parašęs, kaip tampo albinosais. Jis pats buvo Afganistane, matė ir mirčių, ir žučių, ir to sovietinio debilizmo, plėšimo, tarsi bileko. Aš visgi manau, kad tai, kaip mes kalbame apie Afganistaną, tą sovietinį Afganistaną, Lietuva kaip valstybė neturėtų už tai atsiprašinėti. Tai padarė Sovietų sąjunga. Lietuvos valstybės nebuvo. Būtent, tai padarė Rusijos imperija, tegu jie ir moka.
Nu, tai ir būsimas valstybės, Baškortostanas, Germanlandija ir kitos irgi taip atsakys, mūsų tada neegzistavo, mes nemokėsim. Aš būtent apie tai, kad reikėtų suprasti, kad Gerai. žingsnis... O kas sumokės Ukrainai reparacijas, jeigu nebebus Rusijos? Tai Maskvos Respublika? Ne, sakys, mes ne Rusija. Tai yra lengviausias būdas Rusijai išvengti reparacijų. Rusijos nėra, nieks neskolingas. Putinas mirė. Nu, tą dalyką apsvarstysim dar ateityje, bet čia tikrai svarbus. Aš manau, aš žiūriu, mes jau čia 20 minučių tikrai viršijom. Tikrai ne paskutinis mūsų susitikimas, tikrai nebus dažnai. Remkite mane Patreon'e, šitas bus nemokamas, viešas. Ar galiu tave pasveikinti oficialiai tapus teroristu? Žinoma. Sveikinu. Ačiū. Tarsime. O aš sveikinu tave, na ir save ir visus karius, buvusių, kurių nėra, visi žino. Su Lietuvos kariuomenės diena. Su Lietuvos kariuomenės diena. Fantastika. Ačiū Jums labai. Andrius Salmanis. Ko prezidentas tu ten? Post-Rusijos regionų instituto prezidentas. O. Post-Rusijos regionų institutų direktorius. Prezidentas. Prezidentas. Fantastika. Ačiū Jums už dėmesį. Ačiū.